Labas, aš esu Irena Strasdienė, jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien noriu parodyti mankštą, kuri yra tinkama jau 4. savaitę po gimdymo. Žinoma, ją galima daryti vėliau, žinoma, ją galima daryti ir ne po gimdymo. Jinai tinkama tada, kada reikia stiprinti dubens dugno raumenis. Mums reikės šiandien pilateso kamuoliuko, jį tikrai rasit kiekvienoje sporto prekių parduotuvėje. Ir jisai turėtų būti va taip nepilnai pripūstas. Pradėsim mes nuo gulimos padėties. Primenu, kad gulamės ir sėdamės per šoną. Kamuolį dedam tarp kojų. Rankos šalia kūno, delnai į grindis. Įsitikinkit, kad pečius irgi gerai prispaudėt. Pėdos aktyvios. Ir dabar įkvėpimo metu mes plečiamės. Iškvėpimo metu mes suimam tarpvietę, aktyvinam pilvo apačią. Tai reiškia, kad nuo kaktikaulio pilvą traukiat šiek tiek aukščiau link bambos. Šonkaulius tuo metu leidžiat žemyn ir spaudžiat kamuolį, spaudžiat pėdas. Įkvepiam kartu ir su iškvėpimu aktyvinam tarpvietę, pilvą, šonkauliai žemyn, jau tampa pilvas aktyvus ir spaudžiam labiau juosmenį į grindis, tuo metu spaudžiam kamuoliuką ir pėdas į grindis. Iškvėpinėjam per vamzdelį iš lūpų, nes taip daug greičiau aktyvinsit savo giliuosius raumenis. Įkvepiam, atpalaiduojam spaudimą. Iškvėpimas pirmiausia tarpvietė, pilvas aktyvus, tik tai tada spaudžiat kamuoliuką. Šitą būtinai akcentuoju, neskubėkit. Pirmiausia, aktyvinat savo liemenį, tik tai tada darot veiksmą. Dar 2. Ir dar 1. Liekam toj pačioj padėty. Iškvėpimo metu, kai spausit kamuoliuką, kelsit šiek tiek dubenį. Labai svarbu, kad sėdmenys liktų atpalaiduoti. Jūsų sėdmenys tikrai dirba, jeigu gerai spaudžiat pėdas. Papildomai jų niekaip įtempinėti nereikia. Mes įkvepiam, suimam tarpvietę ir spaudžiam pėdas. Iškvėpimo metu keliam dubenį, spaudžiam kamuoliuką. Įkvepiam, nusileidžiam. Ir iškvėpimas. Aktyvinam tarpvietę, pilvą. Įkvepiam, lėtai nusileidžiam, stebėkit pečius ir kaklą. Viskas ten atpalaiduota. Dar 2 kartai. Jeigu nepavyksta prispausti pečių, dėkit rankas labiau į šalis. Dar 1 kartą. Versimės ant šono. Aš kiekvieno pratimo dabar darau po 5 kartus. Jūs galite daryti iki 8 kartų. Arba padaryti visą seriją po 5 ir tada kartoti iš naujo dar po 5 arba po 3. Taip kaip jaučiat tą dieną ir taip kaip turit jėgų tą dieną. Koja ant kojos, tarp kojų lieka kamuolys, mes galvą, stuburą ir dubenį išguldom vienoj linijai. Galite orientuotis pagal kilimėlio kraštą. Galva patogiai ilsisi ant rankos, viršutinė ranka, delnas gerai prispaustas. Ir įkvėpsit su iškvėpimu, suimat tarpvietę, aktyvinat pilvo raumenis, šonkaulius paspaudžiat žemyn. Čia viskas labai panašu kaip šoniniai lentoj. Viršutinis šonas nesusiploja, nesutrumpėja. Mes tolinam dubenį nuo galvos, kad viršutinį šoną pailginti. Tuo metu spaudžiam kamuolį ir spaudžiam delną. Įkvepiam, suimam tarpvietę, pilvas aktyvus ir spaudžiam kamuolį, spaudžiam delną. Įkvepiam, atpalaiduojam, iškvėpimą spaudžiam. Dar 3. Stebėkit kaklą, kad neįsitempinėtų.
Ir paskutinis. Dabar dedam ranką ant kamuolio. Viršutinė koja nebespaudžia, bet spaus apatinę koją į grindis. Įkvepiam, suimam tarpvietę, aktyvinam pilvą, tolinam dubenį, kad šonas būtų ilgas, spaudžiam kamuolį ir spaudžiam apatinę koją. Ir paskutinį kartą. Verskitės ant kito šono. Dedam kamuolį tarp kojų. Išsiguldot pagal kilimėlio kraštą, kad būtų nugara tiesiai. Dabar jau kitas šonas viršutinis ir mes jį pailginam. Ranka prieš save. Įkvepiam, suimam tarpvietę, aktyvinam pilvą, iškvepinėjam, spaudžiam kamuolį ir delną. Neįjunkit kaklo. Dar vieną kartą padarom. Dedam dabar delną ant kamuolio. Iškvėpimo metu ne tik delną spaudžiam, bet ir apatinę koją. Ir prieš iškvepiant suėmėm tarpvietę, aktyvinam pilvą, spaudžiam. Paskutinis kartas. Puiku. Atsisėdam dabar. Dedam kamuolį tarp kojų. Rankas kaip norit. Pirštais į šalis, pirštais į save arba pirštais atgal, kaip jums patogu. Svarbu stebėkit, kad nebūtų va taip, kad neįkristumėt į pečius. Pečius paspaudžiat žemyn, išilginat kaklą. Neišsiriečiat stipriai per juosmenį, nestumkit pilvą į priekį, šonkauliai žemyn. Ir čia iškvėpimo metu spausim kamuolį. Aišku, prieš iškvepiant suimam tarpvietę, aktyvinam pilvą. Įkvepiam ir iškvėpinėjam. Atpalaiduojam, įkvepiam. Paskutinis. Ir dabar mes kelsim dubenį. Tuo metu spausim kamuoliuką ir stipriai pėdas į grindis. Įkvepiam, suimam tarpvietę, iškvepinėjam. Stumkit kelius į priekį. Įkvepimas, nuleidžiam dubenį, atpalaiduojam kojas. Iškvėpimas, suimam tarpvietę, aktyvus pilvas, spaudžiam pėdą, spaudžiam kamuolį. Stebėkit pečius, spauskit juos žemyn, ilgas kaklas. Ir dar vienas. Gerai. Jeigu pavargsta riešai, truputėlį juos ištempkit. Ir dabar mums reikės sienos. Atremiam nugarą į sieną, įpatoginam kojas, galima ne ant grindų, galima kilimėlį tiestis, kad jum kojos neslystų. Kamuolį dedam tarp kojų, priglaudžiam ir galvą ir galit rankas dėti ant pilvo, bus jums lengviau kontroliuoti jį.
Įkvepiam, tada suimam tarpvietę, aktyvus pilvas, šonkaulius nuleidžiam žemyn ir su iškvėpimu paspaudžiam kamuolį. Įkvepiam, būtinai atpalaiduojam. Ir dar vieną. Ir dabar kojas priartinat. Kamuolį paliekat tarp rankų, gerai prispausta nugara ir galva. Ir iškvėpimo metu spausim kamuolį, kelsim koją. Įkvepiam. Ir iškvepiam kitą. Dar po vieną. Jeigu sunku kelti koją, darykit be kojos kelimo, užteks ir to, kad spaudžiat kamuoliuką. Ir atsargiai lėtai kylam nuo sienos. Toks buvo šitas kompleksas. Jeigu patiko šis užsiėmimas, jūs galite jį pakartoti dar vieną ar dar 2 kartus. Aišku, jeigu jūs jį darot 4 savaitės po gimdymo, tai labai rekomenduoju nepersistengti su pakartojimų skaičiumi. Geriau po mažiau, bet po dažniau. Tai jūs galit šitą užsiėmimą padaryti ryte, vakare arba dar sekančią dieną. Miksuokit juos tarpusavyje. Tikrai rasit mano bibliotekoje nufilmuotai daug įvairių mankštų. Šiandien sakau jums iki. Rūpinkite savimi ir pasimatysim kitais kartais.